Vienas svarbiausių užsiėmimų mūsų krašte 18 amžiuje buvo sielininkystė. Iš Aukštaitijos į Lietuvos vidurį, Vilnių ir Kauną vedė 2 sielių keliai. Vienas iš Utenos, kitas iš Dringio ežero. Medieną visą žiemą veždavo prie ežerų ir kraudavo į štabelius. Ne kiekviena vieta ežere tiko sieliams pinti. Tik smėlėtame ežero dugne būdavo sukalamas daržas, užtveriamas tam tikras ežero plotas. Į jį iš didžiulių krūvų buvo ridenami rąstai, o vandenyje rūšiuojami pagal ilgį, plotį ir kokybę. Vėliau rąstus rišdavo į lovas, o jas sielyje rikiuodavo vieną po kitos. Viename sielyje būta iki 10 lovų. Sielių kelias iš Dringio buvo gerokai trumpesnis nei iš Utenos. Sieliai būdavo rišami prie Dringio ežero. Iš ten Dumblio upe jie plukdomi į Dringykštį, o iš šio ežero į Meiros upę iki Asalnų ežero. Toliau Lūšiai, Šakarva, Žeimenys, Žeimena ir Neris. Šiame krašte sielių plukdymas labai skyrėsi nuo kitur įprasto plukdymo upe. Upėse sielius nešė srovė, o ežeruose tiek pagalbininkas, tiek kenkėjas buvo vėjas. Pasakojama, kad palankiausias būdavo šiaurės vėjas, nes pietys stūmė sielius atgal, o vakarės ir rytys į šonus. Nieka geriau būdavo ir be vėjo. Tuomet sielininkai ištemdavo iki pusės kilometro ilgio vielą, vieną jos galą pririšdavo prie sielio, o kitą vyniodavo ant veleno pritvirtinto ant valties. Ja taip pat reikėdavo pririšti arba prie krante augančio medžio, arba prie įsmeigto į ežero dugną kablio. Tokį kalvartą sukdavo dviese, vienas viename gale, kitas kitame. Tokiu būdu ant veleno vyniojama viela tempdavo per vandenį sielį. Sielininkas buvo viena iš sunkiausių upių ir ežerų pakrantėse gyvenusių žmonių profesijų. XVIII amžiaus antrojoje pusėje, kai mūsų krašte susiklostė palankesnės ekonominės sąlygos, sustiprėjo ir bajorija. Daugelis dvarininkų ėmė plėsti savo valdas, statytis naujus dvarus, palivarkus. Iki mūsų dienų yra išlikę senovinių dvarų, vieni jų restauruoti, kiti mūsų dienas pasiekė visai sugriuvę. Medinė Daugeliškio pilis žinoma Dovgeliski, Dolgaliski vardais. 1514 metais Daugeliškio dvarą Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis užrašė Albertui Goštautui. 1542 metais mirus jo sūnui Stanislavui Goštautui dvaras atiteko jo našlei Barborai Radvilaitei, kuri užrašė jį savo antram vyrui, didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui. Daugeliškio dvaras tapo valstybinė seniūnija. Trumpą Daugeliškių pilies aprašymą randame 1553 metų birželio 6 dienos Daugeliškių pilies inventoriuje, sudarytome po pilies seniūno Petro Narbuto mirties. Dūkšto dvaras yra Dūkštelių kaime tarp 2 ežerų, Parsvetaičio ir Persveto. Vakaruose jis priartėja prie seno Dūkšto piliakalnio. Dūkšto dvaro sodyba minima jau 16 amžiuje ir yra respublikinės reikšmės architektūros paminklas. 1573 metais dvarą nupirko didikai Rudaminos. 1777 čia minima mokykla. Na, o nuo 1813 dvarą valdė Beganskiai, kurie suteikė rūmams ryškių klasicizmo bruožų. Išlikę keli garsaus dvaro komplekso Kazitiškio kaime pastatai. 14 amžiuje minimo Kazitiškio dvaro apylinkėse rasta senovės kultūros liekanų ir net 2 amžiaus romėniškas pinigas. Dvarininkai Radeckiai Mikuličiai nesiveržė statyti puošnių rūmų, o nuosekliai pagal projektą formavo sodybos teritoriją, statydino ūkinius pastatus, stebinančius tvirtumu, konstrukcijų patvarumu ir puošybos elementais. Šalia dvaro buvo įrengtas parkas.
Išliko ir 18 amžiumi datuojama Meikštų dvaro sodyba. Dvaras, kaip palikimas iš Naruševičių, atiteko Augustinui Vavževskijui. 19 amžiaus pabaigoje dvarininkas Simonas Meištovičius pastatė neogotikinės pilies formų rūmus. Tai buvo vienas iš 3 Lietuvoje anglų neogotikos statinių. Iki mūsų dienų išliko 13 įdomios stilistikos pastatų. Mūriniai, tinkuoti centriniai rūmai su bokšteliais, įdomia frontono, langų ir durų puošyba. Taip pat medinis svirnas kalvių darbo vinimis sukaltomis durimis, akmenų, plytų, mūro ir pjautų rastų stulpinės konstrukcijos kluonas, panašios konstrukcijos tvartai, alaus daryklos griuvėsiai, akmenų mūro ledainės dalis. Kazokinės kaime esanti dvaro sodyba tai 17 amžiaus pabaigos ir 18 amžiaus pradžios dvaravietė su parku. Pirmą kartą paminėta 1738 metų inventoriuje. Dvaro sodyba tuo metu buvo nedidelė. Namas su kamara, kepykla, svirnas ir nežyminė. 18 amžiaus pabaigoje dvaro teritorija išsiplėtė. Paliesiaus dvaro sodyba 1736 metais priklausė Livonijos taurininkams Justinai ir Kazimierui Petrui Kublickams. Nuo 1921 metų dvaro savininku tapo Romualdas Bžezinskis. Kadaise čia būta ir vandens malūno, kuris sovietmečiu sunyko. Vidiškių dvaras įsikūrė šalia Varnio ežero. Dvaras minimas 18 amžiaus antrosios pusės šaltiniuose. Jis tuomet priklausė ponui Ragožai. 1782 metais ponas gavęs Vilniaus vyskupijos leidimą savo dvare pastatė koplyčią. Nuo 1807 metų dvarą valdė grafas Liudvikas Pleteris, tais pačiais metais pastatęs naują koplyčią. Jo valdymo metu dvarą imta vadinti Pšijazin. Apie 2-3 XIX amžiaus dešimtmetį dvarą įsigijo Jonas Kaminskis, o vėliau jis atiteko Ignotui Kaminskiui. Dvaro teritorijoje, užimančioje beveik 5 hektarus, buvo 19 ūkinių ir gyvenamų pastatų išsidėsčiusių 3 šlaito terasuose. Puikuojasi mūsų kraštas ne tik įdomiomis dvarų sodybomis. Iš senų amžių iki mūsų dienų čia išlikę ir puikių maldos namų. Palūšė Švento Juozapo bažnyčia, varpinė koplytėlė ir medinė tvora, juosianti šventorių, yra 18 amžiaus antros pusės liaudės architektūros ansamblis. Pastatyta aukštoje Palūšės miestelio kalvoje netoli Lūšių ežero. Adutiškio klebonas Juozapas Tockis Baziliauskas, kitais duomenimis Bazilevskis, 1747 metais iš tėvų paveldėtoje žemėje savo lėšomis pradėjo statyti Švento Juozapo bažnyčią ir ją baigė 1757. 1815-30 metais bažnyčia buvo atnaujinta, nuo 1841 naujai apkalta lentomis. 19 amžiaus pabaigoje šventoriuje pastatyta koplytėlė, vėliau bažnyčia nekartą buvo remontuota, todėl vidus labai skiriasi nuo pradinio suplanavimo bei dekoro. 1885 buvo įrengti baroko stiliaus vargonai. Čia vargonininko pareigas ėjo Kipro ir Miko Petrauskų tėvas Jonas. Viduje yra vertingų tautodailės kūrinių, ant lentų tapytų paveikslų, drožinių, žalvariniai varpai puošti barokiniais ornamentais, nulieti 1752 ir 1772 metais. Įdomu tai, kad ši bažnyčia statyta iš pušų kamienų vien tik kirviu, nenaudojant pjūklo. Dabar ji laikoma seniausia medinė bažnyčia Lietuvoje.
Kačiargiškė Švento Jono Krikštytojo bažnyčia pirmoji krikščioniškoji šventovė. Dar 1747 metais čia buvo pastatyta koplyčia. 1783 ji buvo perstatyta. Medinė koplyčia po Antrojo pasaulinio karo buvo nenaudojama, o 1961 sovietinės valdžios paversta sandėliu. 1990 klebono Edmundo Paulionio iniciatyva buvo pradėtas bažnyčios remontas. Svarbus Kačiargiškės sakralinis privalumas yra tas, kad seniausiame ir mažiausiame Lietuvos bažnytkaimyje kažkas maloniai raminančiai veikdavo ne tik žmonės, bet ir paukščius. Turintys negalę čia ieškodavo viltingų pasveikimų, kurių nemaža užfiksuota istorinėje literatūroje. Tverečiaus Švenčiausios Trejybės bažnyčia buvo pastatyta 1501 metais. Krikščionių maldų vietoje įkurdinti reguliarieji atgailos kanauninkai. 1622 Petras Pacas bažnyčiai paskyrė Erzvėto Palivarką ir Kukutėlių kaimą. 1662 Trakų vaivada Mikalojus Pacas pastatė naują bažnyčią ir vienuolyną, kuris buvo uždarytas 1832. O šiai bažnyčiai sudegus buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1891 metais šventoriuje atsirado koplytėlė. 1906 pastatyta mūrinė neogotikinė bažnyčia. Dailės kūriniai esantys bažnyčioje yra kultūros paminklai.